Aquabit. Kas tai yra per daiktas ir kuris naudojimas? Kuo jis ypatingas yra? Tokie yra kampų apsaugos tokie, kaip sakyti, priemonės, kad apsaugot kampus. Tai Aquabit, tai gali būti Aquabit toks standus profiliukas arba Aquabit Flex, toks lanksti kampų juosta. Tas Aqua žodelis, ką pridėtas, čia yra tokia naujiena užpatentuota technologija, kada šito kampuko vidinė pusė yra sutepta klijais, kurį aktyvuojasi supurškus vandeniu. Ką tas duoda? Tai duoda, kad paprasčiausiai standartišką juostą, kažkokią popierinę ar tai plastikinę dedant, reikėtų pirmą užtepti glaisto, tada į tą glaistą įspausti tą juostą, važiuoti namo, pailsėti, kol tas glaistas sudžius ir tada galima atvažiavus jau kitą dieną pabaigti tą kampo apdailą. Naudojant Aquabit tą sistemą, reiškia, supurškėt vandeniu, aktyvuojasi klijai, priklijuojat prie gipso kartono kampo, prispaudžiat su specialiu tokiu voleliu ir už 20 minučių galit pradėti glaistyti. Tai praktiškai per vieną dieną galima užbaigti gražiai visus kampus. Čia atkirpti galim? Galima atkirpti, taip. Reikia atkirpti. Kokį norit ilgį atsimatuojat, atsikirpat. Aišku, žirklės. Net ir su tokiam galima. Netgi ir su tokiam galima. Taip, jeigu imt statų kampą, tai rekomenduojama tokį iškart suformuotą kampą. Jis yra status, viskas gražiai prisiklijuoja, prisispaudžia. Jeigu reikia kažkokio nestataus kampo, tai rekomenduojama tą Aquabit Flex. Šitas kampas tai būtent skirtas gipso kartono sistemų, todėl kad tie klijai limpa prie popieriaus. Tai prie gipso kartono labai gerai prilimpa. Tai nereikia nardinti ten jį? Ne, jį reikėtų supurkšti taip negausiai. Ir jeigu dar duosite rankas, paaiškinsiu, gali būti tiek, kaip sako, išorinis kampas, tiek vidinis kampas. Ypač jį naudoja, kuri namo stogas eina su sienai. Ten būna nestatus kampas ir reikia kažkur sujungti. Ir nereikia durstyti iš gabaliukų, bet iš rulono atsimatuojat, tarkim, jeigu reikia 11 metrų, atsimatuojat 11 metrų, grinai prispaudžiat, turit kažkiek laiko dar pasitaisymams, kol nepridžiuvo klijai ir galima palikti. Labai buvau nustebęs, kai pamačiau, kad šitos kampus montuotojai naudoja vidinių kampų įrengimui. Sušlapino, įspraudė į kampą ir gaunasi labai, labai lygus ir gražus kampukas. Kuo dar geri šitie kampai? Tuo, kad esam bandę, tarkim, suformuoji kampą su šituo kampu ant gipso kartono pertvaros. Ir po dienos, kai ten jau glaistai viskas sudžiuvo, jau viskas, kaip sako, atsistoja į savo vietas, daužėm tos kampus. Tai efektas labai didelis. Tarkim, jeigu lygint su aliuminio kampuku, tai aliuminis biškis stuktelėjus lieka ta liekamoji deformacija ir tas kampukas, kad jį paskui suremontuoti daug pastangų. Šitą kampą reikia, aišku, norint viską galima sudaužyti, bet efektas yra didelis. Tai jeigu kažkas nori, galima neduoti specialiai pabandyti, kokį kampuką įsirengti ir padaužyti. Pas man namuose įrengtas su standartiniu, tai pačią pirmą savaitę, kai gyvenau, trinkiau ir 8 metai. Tai būna, kad žmonės susideda tos aliuminius kampukus, ypač ten prie koridoriuose, prie durų, staktų, ten nusidaužo, tai po to ant viršaus uždedamas šitas kampas, užglaistama ir paliekama. Tai būtent yra išgaunamas tas atsparumas smūgiams. Kiek čia 25 metrai, taip dėžiai? Taip, čia yra 25 metrų. Pastovi vežam, laikom ir ypač skandinavai mėgsta. Skandinavai tai ten naudoja 1000 metrų šitą kampą ir, pavyzdžiui, karkasinių namukų gamintojai mėgsta šitos kampus, todėl kad dažnai, jeigu yra daromas toks, kaip sakyti, moduliniai namai, kada 3D tokie kambariukai, ten kartais net su apdaila, su klozetais, su stalais, su baldais yra daroma, yra Lietuvoje tokia gamykla, kurios taip gamina. Tai naudoja tokius kampus tam, kad transportavimo metu kampuose neatsirastų įtrūkių, nes tai yra vis tiek transportuojant automobiliu.
papildomos tokias dinaminės apkrovos, kas iššaukia tų įtrūkių atsiradimą, tai vat, tie kampai irgi nemažai padeda išspręsti problemą. Pas mus kartas nuo karto vis gražina kampus, nes atvežė iš gamintojų arba mes ten kažkaip peržiūrėm tarp sandėlių ir pažydėm. Kažkur statys ir pasižeidžia ir išmeti paskui juos. Na, koks yra vienintelis trūkumas šito kampo, kad sandėliuoti negalima drėgnose patalpose. Tarkim, nes aktyvuosios klijai sulips vienas su kitu ir jau turėsit išmesti. Tai reikia laikyti sausai.